Mėlyje, aš remiuosi visada tik tai savo patirtimi. Viskas, ką aš jums sakau, tai pirmiausia išgyventa mano, asmeniškai gyvai išgyventa. Ir jeigu aš nebūčiau patyręs, aš jums galėčiau pasakyti vieną žodį, nežinau. Visa kai, ką aš pateikiu, tai yra mano kiekvienoje ląstelėje, tai yra mano gyvas žinojimas. Aišku, tai yra žinojimas šiame momente, tai yra dabar. Galbūt rytoj aš jau jausiu kitaip ir žinosiu kitaip. Ir iš tikrųjų tai kinta. Tos būsenos kinta, jos vis ateina naujesni ir naujesni patyrimai. Ir šitas seminarų ciklas, apie kurį aš šneku, jisai tiesiog atėjo kaip naujas patyrimas šį pavasarį būnant giliuose praktikose. Visą tai tiesiog, kad žmonėms kaip galima tai pateikti, kad žmonės pajustų tai gyviau, aiškiau, suprantamiau dar. Tai tiesiog ateina. O jūs klausykit savo širdies. Net nesvarbu, sakykime, kaip aš, iš kur aš tai pateikiu, vis tiek jūs tai turėsit patikrinti savimi. Ant kiek jums tai tikra, ant kiek jums norisi tai priimti. Ir jeigu jūs jaučiat, kad ne, čia Robertas kažką tai grybų šneka, čia ne, tai tiesiog ne, ir viskas gerai. Ir tuo momentu, jeigu jums širdis sako ne, o jūs bandysite tai pritempinėti, tai bus netiesa jums. Todėl nereikia savęs pritempinėti. Jeigu šiuo momentu ne, apsisukit, išjungkit ir normaliai gyvenkit ir žiūrėkit, kas jums bus taip. Kai kažkas pasakys viduje taip, tada jūs ir pasijungsit. Galbūt ne pas mane, pas kitus mokytojus, pas kažką, tai tiesiog nesirūpinkit tuo. Gyvenkit taip, kaip išeina, ten, kur gera, ten ir eikit, ten to ir klausykit, kas jūs užkabina, kas jums atrodo tikra. Tikrai nebūtina ir aš nesakau, kad jūs būtinai tikėkit tik tai čia yra absoliuti tikroji tiesa. Ne, tai yra mano tiesa šioje akimirkoje ir viskas. Ir šita tiesa padės tik tai tiem žmonėms, kurie kažką panašiai jaučia, kažkaip panašiai išgyvena. Todėl aš duodu kažką tai siauram spektrui žmonių. Tiems, kuriems tai tinka, kuriems atitinka. Dėl to aš ir sakau, klausykit savo širdies. Nekiškit visko pilnai į savo gyvenimą, jeigu jūs jaučiat, kad tai nepilnai ir kažkuo abejojat. Tikrinkit savo širdimi. Kasdien apmąstau kiekvieną savo poelgį, kaip reikia širdies, balso, protą, viskas aišku. Kalbėjom apie tai. Ar yra sąmoningumo mokyklos įrašai? Sąmoningumo mokykla, jinai yra praktikos ir jas galima atlikti tik tai kartu susijungus į energinį lauką. Ir ten įrašai čia jokie nepagelbė. Seminarų įrašai, išminties tos įrašai, tai yra laimingo gyvenimo raktas, pagrindas. Įsigykit šitos įrašus. Sąmoningumo mokyklos per įrašus jūs negalit praktikuoti. Tai yra darbas energinėme lauke. Mes turim jungtis savo ketinimais ir tam yra specialios praktikos apsijungimo, kada mes visi susijungiam į vieningą organizmą. Ir tai nedaroma kažkur atskirai kiekvienas. Mes turim susirinkti visi vieningai į vieną salę ir ten praktikuoti. Todėl čia šito dalyko nėra.